Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandieną esame Minties gatvėje, šalia Žirmūnų gatvės sankryžos. Ir šiandieną pabandysim užfiksuoti tai, kaip šioje vietoje iš tikrųjų yra tik tais 3 juostos. Tačiau automobiliai savavališkai sudarinėja 4. Štai labai puikus pavyzdys, kad ir dabar matome, kaip automobiliai yra sudarę papildomą juostą žmonėms norintiems pasukti į dešinę. Matome, kaip net 4 automobiliai ne piko metu yra atsistoję netaisyklingai. Bandysime užfiksuoti daugiau. Štai matom automobilis, kaip puikiai pralenda. Peršasi išvada, jog čia gatvės pločio tikrai pakanka 4 juostoms. O jei ir nepakanka, galime matyti, jog yra labai daug vietos papildomai juostai padaryti. Štai matome, netgi vienas automobilis stovėdamas prie sankryžos jau sudarinėja papildomas eismo juostas. Štai kaip matome, akivaizdus yra Vilniečių įprotis. Netgi mokinukus jau mokina vairuoti, jog reikia palikti vietos ir kitiem automobiliam. Kas yra akivaizdus kelių taisyklių pažeidimas. Štai matome, turbūt kartais čia atvažiuoja ir vietiniai, ir kartais ne vietiniai. Vieni bando formuoti papildomą juostą, kiti ne. Dėl to šioje sankryžoje susidaro tik tais dar didesnis balaganas. Kaip kad pavyzdžiui šioje vietoje šiuo metu. Sankryža pakankamai judri. Ir čia dažnai eismo įvykiai. Štai matome, kaip vairuotojas bando prasibrauti, tačiau jam nepavyksta. Štai kažkas prajuda, stumiamas į priekį. Matyt, ne vietinis, nežinojo tos nerašytos taisyklės, kad čia yra 4 juostos, visgi ne 3, kaip teigia kelio ženklai. Na, o žalio šviesoforo signalas šioje vietoje dega labai trumpai. Matome, kaip visos mašinos karštligiškai bando pralėkti, nes vos užsidegęs žalio šviesoforo signalas jau užgesta. Ir štai vėlgi formuojamos papildomos eismo juostos. Mašinos spaudžiasi viena prie kitos. Taigi ar nevertėtų sutvarkyti šio trumpo kelio ruožą, kad neįvyktų tokie nesusipratimai, vairuotojai būtų drausmingesni, nekiltų tarpusavio pykčių, dėl ko vairuotojai tampa tik tais dar labiau agresyvesni, o dėl agresijos, kaip žinoma, dažnai yra išprovokuojami eismo įvykiai. Tad reikia tiek nedaug. Galbūt mes tai galime.